Vašingtone ant Kapitolijaus kalvos Rayburn House pastate, kuriame priimami svarbiausi Amerikos politikos sprendimai, įvyko Alatra platformoje organizuotas informacinis kongresų pranešimas pavadinimu Kognityvinio karo, informacinio terorizmo ir manipuliavimo poveikis. Renginyje dalyvavo politikai, nacionalinio saugumo ekspertai, tyrėjai ir žmogaus teisių aktyvistai, kad aptartų vieną iš opiausių mūsų laikų problemų – kognityvinį karą. Informacinėme pranešime buvo nagrinėjama, kaip tarpvalstybiniai tinklai manipuliuoja viešąją nuomonę, skleidžia dezinformaciją, infiltruojasi į įvairias institucijas ir koordinuoja smurto veiksmus kaip hibridinių strategijų skirtų destabilizuoti demokratinės visuomenės dalį. O tai kelia rimtą ir vis didėjančią grėsmę Jungtinėms valstijoms. Tokia puolimo forma naikina visuomenę ne bombomis, bet ardo ją iš vidaus per kognityvinį karą. Turime didelį pagrįstumo laipsnį manyti, kad šie metodai yra kuriami ir taikomi koordinuoto tarptautinio tinklo, kuris iš esmės atstovauja naują hibridinio terorizmo formą. Pagrindiniai šio tinklo veikimo metodai tiesiogiai perimti iš nacių propagandos. Be to, tinklas naudoja ir KGB sukurtas psichologinių operacijų technologijas. Visi duomenys rodo, kad šis tinklas yra valdomas iš vieno centro, kurio faktinė buveinė yra Rusijos federacija ir jos specialioji tarnyba vadinama FSB. Šiuolaikinė antikultinė judėjimo versija buvo atgaivinta 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Šį kartą Rusijos žemėje turint labai aiškų tikslą. Tikslas buvo tarnauti kaip instrumentas totalitarinio režimo atgaivinimui ir demokratinio pasaulio griovimui. Jų deklaruojama misija kovoti su sektomis ir ginti visuomenę nuo kultų. Tai tik jų išorinis fasadas visuomeniai. Iš tiesų jų metodologija pagrįsta informaciniu psichologiniu smurtu. Pagrindiniai jų ginklai yra stigmatizavimas, viešas diskreditavimas ir sistemingas socialinės neapykantos kurstymas prieš religinės, socialinės ir politinės mažumas. Antikultistinis tinklas turi hierarchinę struktūrą. Jo viršūnėje yra ideologinis branduolys esantis Rusijoje. Rusijos religijų ir sektų studijų centro asociacija RACIRS. Šiai organizacijai vadovauja Aleksandras Dvorkinas. RACIRS apima beveik visus Rusijos stačiatikių bažnyčios misionierių skyrius ir centrus. Todėl jis yra kiekviename Rusijos mieste, kuriame yra Rusijos stačiatikių bažnyčia ir veikia remiamas tiek Rusijos stačiatikių bažnyčios, tiek FSB, jos pagrindinės žvalgybos agentūros. Šiandien mes taip pat pateiksime jums asmenų, organizacijų ir net žurnalistų pavardės, kurie atstovauja antikultinį tinklą ir aktyviai taiko jo destruktyves technikas bei metodus. Mūsų vertinimu, kognityvinio karo ginklas, kurį naudoja šis tarptautinis antikultinis tinklas, jau nukreiptas prieš mūsų piliečius ir institucijas. Ir šis tinklas jau įsiskverbė į politinį diskursą, kad sustiprintų visuomenės polarizaciją, provokuotų konfliktus ir silpnintų mūsų saugumą. Pagrindinis tinklo ginklas yra stigmatizavimas, o tai reiškia, kad grupės, į kurias jis taikosi, vadinamos sektomis ir kitomis panašiomis etiketėmis. Tai tiesioginis ir nuolatinis išpuolis prieš religijos ir žodžio laisvę, nes jų atveju tai ne tik nuomonė, bet ir metodologija. Tai jų naudojamas metodas, jis įteisina represinius veiksmus nuo žiniasklaidos priekabiavimo iki fizinio smurto. Ir mes galime bendradarbiauti, kad surinktume šios įrodymus ir pateiktume juos visuomeniai. Pranešime buvo pateikti bendruomenių, į kurias taikosi antikultistų tinklas atstovų liudijimai. Juose atskleidžiama rimta žala ir sistemingas piktnaudžiavimas, kylantis dėl šio tinklo veiklos. Taigi, nuo 99 metų milijonai Falun Gong praktikų buvo žiauriai persekiojami, sulaikomi, įkalinami ir kankinami. Iki šiol yra daugiau nei 5200 gerai dokumentuoti mirties nuo kankinimo ir smurto atvejai. Be to, Kinijos tribunolas apskaičiavo, kad dėl žiauraus priverstinio organo išgavimo žuvo 100 000 žmonių. Mes susirinkome čia tam, kad aptartume kognityvinio karo, manipuliacijų ir dezinformacijos poveikį.
Vienas ryškiausių šio reiškinio pavyzdžių – antisemitizmas internete. Tai nėra tik žydų bendruomenės problema. Tai demokratijos pasitikėjimų ir mūsų gebėjimo apsaugoti bendruomenės nuo manipuliacijų klausimas, kurios gali turėti realių pasiekmių. Mano vardas Jasonas Bellas. Aš esu veteranas, buvęs Mičigano nacionalinis gvardijos seržantas. 2011 metais tarnavau Afganistane. Tarnybą baigiau 46-ąjame karo policijos būryje lengvosios gvardijos ginklų sandėlyje, kur iki 2016 metų atlikau daugelio mūsų veteranų laidotuvių ceremonijas. Šiuo metu baigiu bakalauro studijas Mičigano universitete, vidurinės ir aukštesniosios mokyklos mokytojavimo srityje. Aš tikiuosi, kad savo darbu galėsiu atsidėkoti mūsų šaliai, kuri man tiek daug davė. Kaip žmogus, gynęs šią šalį, aš niekada neįsivaizdavau, kad vieną dieną turėsiu ginti savo teisę laisvai ir atvirai savanoriauti. Būtent tai mane šiandien čia ir atvedė. Aš noriu pasidalinti su jumis konkrečiu gyvų pavyzdžiu, kad jūs galėtumėte suprasti ir pajusti viską, ką šiandien girdėjote. Pamatyti tai savo vaikuose, savo gyvenime ir suprasti, kad tai gali nutikti ir jums, jei nesiimsime jokių veiksmų. Kalbame apie konkrečius antikultistų veiksmus, kurie jau išsamei aptarti. Ir žinoma, apie pagrindinį Jungtinių valstijų priešininką Rusijos FSB. Dėl jų veiksmų čia ir užsienyje 5 metus susidūrė su priešiškumu, panieka ir persekiojimu, susijusiu su mano savanoriška veikla tarptautinėme visuomeninėme judėjime Alatra. Nuo 2015 metų aš treniravausi Detroito Kung Fu akademijoje kaip instruktorius, mokydamasis stiliaus žinomo kaip Wing Chun. Ateina laikas, kai tau suteikiama galimybė atidaryti savo mokyklą ir pasinaudoti tos mokyklos reputaciją, kad galėtum uždirbti pinigų ir perduoti tą meną. Deja, mano mokytojas atėmė iš manęs tą galimybę, pateikdamas informaciją, kurioje teigiama, kad aš priklausau sektai. Jis tą informaciją rado Wikipedijoje, įvairiuose internetiniuose šaltiniuose ir kitose leidiniuose čia ir užsienyje. Dėl man ir mano šeimai sėkmingai primestų etikečių buvau ne kartą išjuoktas, atskirtas ir atstumtas. Aš daug kartų bandžiau apeliuoti į sveiką protą. Kaip daugelis iš mūsų bandome įtikinti žmonės faktais, bet rezultatų tai nedavė. Šios publikacijos turėjo ilgalaikį realų poveikį man ir mano šeimai. Šie šaltiniai skleidžia klaidingą informaciją ir melą. Jie pakenkė mano reputaciją socialinėse sluoksniuose ir atėmė iš manęs galimybę užsidirbti pragyvenimui, mokant minėtų kovos menų. Aš taip pat teisėtai nerimauju, kad jie kelia grėsmę mano ateities perspektyvoms kaip pedagogui, nes aš labai priklausau nuo visuomenės nuomonės apie mane, kaip mokytoją. Mano dabartinis susirūpinimas apima ne tik mano karjerą. Taktika ir etiketės naudojamos prieš mane tikrai pakenks mano mokytojo karjerai. Kaip matėme Rusijoje ir užsienyje, mes neįsigilinome į daugelį atvejų, kurie paveikė žmonės, bet žinome apie žmonės, kurie buvo pagrobti gatvėse. Jiems buvo išlaužtos durys ir jie buvo įkalinti vien dėl etikečių ir melagingos informacijos, dėl kurių neįmanoma įrodyti tikrosios situacijos ir pasiekti susitarimo. Ir tada prasideda dehumanizacija ir tai mane labiausiai neramina. Jokių būdų ir jokia forma tai neturėtų tapti mūsų realybė. Mūsų pareiga ir atsakomybė spręsti šią grėsmę. Kaip tai atsitiko, kad FSB sėkmingai skleidė žmonės skaldančius ir ilgalaikę žalą darančius naratyvus vien dėl to, kad esu susijęs su socialinė reikšminga grupė ar organizacija, kuri informuoja visuomenę apie klimato kaitą ir jos dabartinį bei būsimą poveikį. Aš tarnavau tam, kad ginčiau laisvę. Dabar esu persekiojamas vien už tai, kad naudojuosi šią laisvę. Šie veiksmai turi būti nedelsiant nutraukti. Aš raginu savo šalį pripažinti grėsmę, kurią kelia užsienio žvalgybos operacijos, manipuliuojančios amerikiečių suvokimo koordinuotomis dezinformacijos kompanijomis. Aš reikalauju patraukti atsakomybėn visus kaltus ir reikalauju teisingumo. Dėkuoju jums visiems, kad šiandien esate čia su manimi ir klausytis mano istorijos. Tinklo įtaka apėmė aukščiausius valdžios sluoksnius. Pranešime buvo išsamei išdėstyta Jakubo Jachlo, tariamo tinklo agentų Europoje byla. Nepaisant rimtų baudžiamųjų kaltinimų, jis nebuvo tiriamas. Vietoj to jam buvo suteikta apsauga. Liudininkai praneša apie sistematingą 8-13 metų vaikų seksualinę prievartą. Liudininkai pasakojo, kaip Jaglas atskirame kamberyje slapta vaikams suleisdavo nenustatytų medžiagų. Liudininkai pasakojo, kad jis vykdė sadistinius žiaurumus, įskaitant tai, kad vertė aukas užsiimti kaprofiliją
ir žudė benamės šunis. Išanalizuokime vaiko dokumentinėme filme vadinto Violet istoriją. Būdama vos 13 metų, ji pasakojo, kad ją išprievartavo jaglas, kuris pirmiausia įbėrė ją į vandenį kažką, ko ji iš karto nepastebėjo. Tada jis ją kelis kartus išprievartavo, kai ji bandė pabėgti, jaglas ją subadė. Dokumentinėme filme Violet pasakoja apie šią traumą, kuri po daugelio metų vis dar jaučia fizinius ir emocinius randus. Vienas labiausiai šokiruojančių šios bylos aspektų yra priežastis, kodėl aukos tylėjo. Kodėl jos nesikreipė į policiją? Nes, kaip manė, jos pačios aiškino žurnalistams, pirminė jėgų nelygybė, kolonijinės eros palikimas išmokė jas, kad baltojo žmogaus iš Europos, kurį jos laikė neliečiamojo žodis, visada turės daugiau svorio nei neturtingų vietos vaikų liudijimai. Jie tikėjo, kad jaglas yra neliečiamas. Liudininkai teigia, kad jis rinkdamas geraširdžių europiečių aukas panaudojo besišypsančių Afrikos vaikų nuotraukas ir sukaupė apie 2 milijonus Čekijos kronų, apie 85 tūkstančius JAV dolerių. Tačiau pasak liudininkų, ne vienas šių pinigų centas neatiteko vaikams. Vietoje to, jie buvo panaudoti jaglo asmeniniams poreikiams tenkinti ir narkotikams pirkti, kuriuos jis, kaip dokumentavo vietos valdžia, platino jaunimui. Taip pat yra oficialus dokumentas, kuriame jis kaltinamas narkotikų kontrabanda. Svarbu pažymėti, kad pinigus, kuriuos jis surinko kaip aukas vaikų paramai, jis panaudojo papirkinėdamas vietos pareigūnus, kad šie tylėtų ir bendradarbiautų. Violet ir kitų Mošio vaikų liudijimai galėjo lengvai išnykti, palaidoti baimėje, skurde ir sistemos abejingume. Tačiau tai neįvyko dėl ALLATRA tarptautinio visuomenės judėjimo, kuris taip pat dirba žmogaus teisių gynimo srityje įsikišimo. Kai buvo išleistas Asem Zapiševos dokumentinis filmas, ALLATRA savanoriai ėmėsi pasaulinės bendruomenės balso vaidmens ir užtikrino, kad tarptautinė auditorija išgirstų Tanzanijos balsus. ALLATRA savanoriai oficialiai kreipėsi į Čekijos Respublikos valdžios institucijas, pateikdami joms visus dokumentinius įrodymus ir reikalaudami atlikti išsamų tyrimą. Kaip pateikiamas gerai dokumentuotas pranešimas apie siaubingus nusikaltimus, kurios, kaip įtariama, įvykdė vienas iš jos piliečių, bet kurios atsakingos ir protingos vyriausybės, ypač NATO ir ES narės reakcija yra akivaizdi. Nedelsiant pradėti išsamų tyrimą. Tačiau Čekijos vyriausybė pasielgė visiškai priešingai. Esame liudininkai sąmoningos opozicijos ir neigimo kompanijos, taip pat šokiruojančio aukos ir nusikaltėlio inversijos. Čekijos vyriausybė vadovaujama aukščiausio teisėsaugos pareigūno nusprendė viešai išteisinti įtariamą serijinį vaikų prievartautoją, taip pasiųsdama aukoms šiurpią žinią. Jūsų balsai nesvarbus. Tuo pačiu metu jis signalizavo su FSB susijusiems antikultiniams agentams Europoje, kad jie gali mėgautis visišką apsaugą ir nebaudžiamumu už savo nežmogiškus veiksmus, taip pat dar labiau pavergdami šios vaikus. Jų trauma buvo ignoruojama, jų patikimumas abejotinas, o kančios laikomos mažiau svarbiomis nei tariamo prievartautojo reputacija. Šis teisinės sistemos trūkumas yra neatsiejamai susijęs su sisteminiu rasizmu. Savo veiksmais Čekijos vyriausybė de facto sukūrė žmogaus orumo hierarchiją. Vieno baltojo Europos piliečio reputacija buvo viešai ir priverstinai iškelta aukščiau už 10 juodaodžių afrikiečių vaikų prisiektus ir dokumentuotus parodymus. To pasekmės siaubingos. Demokratinės institucijos yra naudojamos priešų žvalgybos tarnybų agentams apsaugoti. Tai nėra Europos problema. Tai aiški ir reali grėsmė Jungtinėms valstijoms. Tinklas, galintis apsaugoti savo agentus Europoje, taip pat gali skleisti dezinformaciją ir manipuliuoti politiką Amerikoje. Todėl rekomenduojame Kongresui imtis šių 4 priemonių. Pirma, skubiai reikia atlikti išsamų antikulto tinklo ir visų su juo susijusių asmenų tyrimą. Antra, raginame Kongresą nedelsiant pradėti tyrimą dėl pagrindinio šio tinklo veikėjų, pradedant Jakubu Jaglu ir jo politinių globėjų. Trečia, Jungtinės valstijos turi panaudoti visą savo diplomatinę įtaką, kad darytų spaudimą Čekijos vyriausybei ir ES, kad jos nustotų trukdyti teisingumui. Privalome reikalauti išsamaus ir skaidraus tarptautinio Jakubo Jaglo bylos tyrimo pagal
Lansterotės konvencijoje prisijimtus įsipareigojimus, įskaitant visų pareigūnų, kurie trukdė ar blokavo pradinius raginimus atlikti tyrimą baudžiamąjį persekiojimą. Posėdis baigėsi raginimu atlikti tarptautinį šio tinklo ir su juo susijusių asmenų tyrimą. Kognityvinio karo ginklas, naudojamas tarptautinio antikultinio tinklo, jau nukreiptas prieš mūsų piliečius ir institucijas. Jo ideologija yra tiesioginis smūgis pirmajai konstitucijos pataisai, nes ji skleidžia koncepciją, kad tikėjimo laisvės teisė pati savaime gali būti kriminalizuota. Tuo pačiu metu ši ideologija tarnauja kaip Rusijos užsienio politikos įrankis, kurio tikslas destabilizuoti demokratiją iš vidaus. Ir šiandien jau nepakanka vien tirti, kaip ji veikia. Atėjo metas imtis realios gynybos. Atėjo metas apsaugoti save nuo jų veiksmų ir, žinoma, apsaugoti mūsų šalį bei mūsų šeimas.